Esu Egidijus Dagilis, vandens Formulė 2 pilotas. Į šitą sportą aš atėjau dar visai vaikas, tiksliau atvedė mane tėtis, nes pas mus kieme tais laikais buvo labai tokie išdykę vaikučiai ir kad nenuveičiau klystkeliais, mane tada atvedė, atsimenu, į bendrabutį, į Kauno Politechnikumo instituto sporto klubą motorlaivių ir tada amžinatilsį treneris Žitkevičius, jisai buvo viso to reikalo vadas. Reiškia, pasiėmė mane globoti ir taip atėjau į tą sportą, po to padariau, aišku, didelę pertrauką ir grįžau į šitą sportą prieš 7 metus, prieš 6 gal vėl. Net kai plaukiau gliserių, reiškia, čia metus kitus 2 sezonus nepatyriau to, ką patyriau atėjęs į šį sportą, kada jau gauni super licenciją, reikia važiuoti pasaulyje ir kaip matot, čia jau kita virtuvė, čia gaunasi, šeima tavęs neturi kaip tėvo, kaip žmona kaip vyro neturi, laiko neturi, visą šitą turi atlaikyti, šeimos gaunasi tokias apkrovas. Žodžiu, pastoviai išbandymai didžiausi yra ir tu juos turi atlaikyti ir visada būti ramus. Net ir dabar, kaip tau ateina ir tau pasakė pradžiai, gal tu nevažiuosi šiuose varžybose. Kada ateini į F2, tai labai yra geras posūkis. Visos klasės yra kai klasės, o F2 formulė nemėgsta silpnų žmonių. Gauni daug pavydo, gauni daug negatyvo. Finansiškai labai sunku, nes tave rėmėjai nemato, jiems neįdomus. Čia tu turi užsitarnauti darbų ir turi parodyti ant vandens, ką tu gali sugebėti. Žodžiu, pastoviai iššūkiai, pastoviai yra tokie dalykai, kaip reikia įveikti tą stresą ir su to stresu dar sėsti vairuoti. O dar stresas dasideda tada, kada kitose šalyse varžybos. Tai tu dar atvažiavęs būni 2000 su virš kilometrų per kalnus, pasistatęs stovyklą ir turi įveikinėti dar visas tas priešvaržybinės baimės, o kaip jau sėdi, spaudi vairą, tai geriausiai jautiesi iš tikrųjų, nes tada žinai, kad tave prileido, tu viską gali ir tada tik tai vieta, kurią tu laimėsi, apibrėžia tavo ribas, ką tu pasiekei tą dieną. Prieš 2 metus Portugalijoje, kada man vairo stiprintuvas sulūžo ir faktiškai mes važiuoti negalėjome niekaip, o paskutinis etapas nelabai gražu buvo nestartuoti, nelabai gražu buvo nebaigti varžybų, nes vis dėlto paskutinis etapas taškai ir laivų daug buvo išsidaužę, liko mažai, ant finalinių etapų lieka mažai tų laivelių ir todėl gaunasi, kad reikėjo vis tiek startuoti. Bet irgi nieko nejauti, dantis sukandęs važiuoju, išlipau, žiūriu, kad rankos visos kruvinos, o vairas buvo iki kaulo įsirėžęs į rankas. Ir paprasčiausiai tuo metu kažkaip nežiūrėjai, nejautei šito dalyko, nes tu sportininkas, tu turi važiuoti. Sveiki, esu Julius, esu Egidijaus radiomenas. Lenktynių metu bendrauju su Egidijum. Tai nuo mano žodžių yra labai daug kas svarbu. Kiekvienas pasakytas netoks žodis ar netaip sužiūrėta aplinka gali turėti skaudžių pasekmių, avariją, susidūrimas su kitu laivu. Taip kad radiomeno darbas yra labai stiprus. Turėjom skaudų įvykį vakar. Aš ėjau iš posūkio, ant tiesiosios važiavau tikrai vienodų greičių, bet pagavo vėjo gūsis ir atvertė laivą šonu. Ir viskas faktiškai taip ir įvyko. Ir nieko nepadarysi, jeigu jau vėjo gūsis pagavo, laivą išmetė į orą, belieka laukti, kaip viskas įvyks toliau. Aš apvirtau, man nusikabino už kojos diržas, reiškia, ir nepaleido, tai aš įsidėjau oro padavimą ir laukiau narų. Aišku,
kitom komandom, tai tos emocijos gal ir mažesnės, bet jos vis tiek kažkiek sukyla. O didžiausios emocijos, aišku, kai kažkas nutinka patiems. Kaip apsivertėm ir po pasiekoje nedalyvavom toliau lenktynėse. Gerai atplaukė, išpainiojo koją ir aš taip iškilau į paviršių. Taip, čia ne tik, aišku, ir pilotui, bet ir visai komandai nusivylimas, tai viens kitą turim palaikyti. Viskas gavosi gerai, laivo korpusas nepažeistas pats. Pažeistas tik tai kapotas. Ant oro irgi dalių galima gauti. Nieko baisaus. Kapotai, bet ten varikliai, Tai priekį tas atgarai yra. Jeigu mus prileis prie sekančių varžybų greitis, mes važiuojame. Viskas gerai. Manau, visi žino, visos komandos žino jį kaip užsispyrusi, savo tikslus siekiantį. Pažeidimai yra minimalūs palyginus, kai tokia avarija, tai bandysime ir atstatyti. Kiek vandenio? Pilna sistema vandens, vienu žodžiu. Jeigu šituose yra cilindruose vandens, žermės jos taip išvalysi. Iki jų daryti, gerai. Atsisukam, jis nušaus, po to įsipūsim, užsidarys. Sistemą įsivalom, bėdžių Tai jau viskas, kaip pasakė. Viskas, sorry guys. Jau jie neįs, tai trečią kartą. Dabar eit dar vėl prašyti šito, eit prašyti, jau nuėjau pildyti. Jau oro baigės. Jau į pabaigą eida oro. Jau jūros skersai žiūro, dar gal patiems to oro pildyti. Tai čia viskas. Paprasčiausiai galim šitą namų darbą padaryti. Čia kažkas gražaus gavosi. Tai ta gydytoja sako, klausykit, sako, jūs kad turit kokių jausmų ar ne, jinai. Sako, atėjo tas Montekasas. Sako, šypsosi, tu šypsaisi. Kas sako, čia kaip baisu, kas įvyko. Kas avarija? O ką tu sako, jeigu šis pasidarytum, važiuosi? Sako, nesupranta jos. Gydytojas. Mano motivacija, kada sunku, tai aš žinau, kas tempia, tai yra mano dukra, kuri turi didžiuotis tėčiu. Nes jeigu dukra matys, kaip pasiduoda artimiausi šeimos nariai ir tie šeimos maitintojai, kurie, reiškia, turi iš bet kokios situacijos šeimose išvairuoti, tai tada tu esi niekas. Ir jeigu tavo dukra nemokės gyventi ir nemokės lygiai taip pat kovoti, tai reiškia, tu gyvendamas ir augindamas dukrą nieko nepasiekiai. Tai va tai yra motivacija, tai yra vaikai ir dar noras po savęs kažkokį išprotėjusi tokį vaiką palikti. Niekada nepasiduoti, reikia visada kovoti iki galo ir jeigu tau niekada kovoji iki galo, bet nesigavo, tai nenuleist rankų ir dirbti toliau su didesniu užsidegimu. Tai va toks gal gyvenimo mano moto ir yra niekada nepasiduoti. Dagelis pasižymė pozityvių požiūrių ir nestokoja optimizmo. Sunku skaityti jo emocijas, ar tai buvo ką tik nutikęs karjeros krešas, ar sėkminga kvalifikacija, jo išraiška greičiausiai bus tokia pati.